Sveiki, čia Wow pokalbiai, lyderių studija. Tai pokalbiai apie lyderių komunikaciją, su jais pačiais ir tais, kurie jiems padeda. Sveiki Wow pokalbiuose. Čia kalbame, kaip vadovams kalbėti aiškiau, įtaigiau ir paprasčiau. Ir šiandien vadovų komunikacijos, lyderių komunikacijos užkulisius ir kasdienybę narstysime su ypatinga viešnia, su Giedre Kaminskaite-Solters. Sveiki. Giedrė yra Telia Lietuva vadovė, taip pat visos Telia didžiosios grupės viceprezidentė ir neseniai atsiėmusi verslo žinių apdovanojimą už metų lyderystę. Labas, labai smagu turėti tave čia. Man irgi labai smagu čia būti. Ir pradėsiu nuo tokio klausimo, jeigu gali rinktis, kalbėti ar ne, ką renkiesi? Paprastai. Visada renkuos kalbėti. Šaunu, gerai. O kas tau padeda? Kaip atradai, kokia tavo kelionė buvo į kalbėjimą? Kur yra galbūt momentas, kai pajautai, kad tas žodis, teisingai pasakytas žodis, padeda pasiekti geresnių tikslų, rezultato galų gale, kad jis lemia? Tai mano draugystė su kalbėjimu turbūt prasidėjo dar vaikystėje, kadangi tais gūdžiais tarybiniais laikais būdavo tokie skaitovų konkursai. Ir visada mane išstumdavo mokykloje ant scenos ir buvau ta skaitovė ir net buvau laimėjus kažkokį respublikinį konkursą. Visada supratau kalbos svarbą ir žodžio svarbą ir kalbos grynumo svarbą turbūt. Dėl to ir gyvendama 20 metų Anglijoje sugebėjau neįgyti akcento ir neprimirštų žodžių. Na, o kai esi vadovas, tai neišvengiamai tau tenka kalbėti, nori to ar nenori, bet kadangi man patinka kalbėti ir man patinka komunikuoti savo žmonėm, tai aš manau, kad tai yra didžiulė privilegija turėti tą sceną, turėti galimybę suformuluoti tiek savo strategiją, tiek savo mintis, tiek užduoti kryptį organizacijai. Na, o kai esi didelės organizacijos vadovų, kaip Telios atveju, tai manau, kad mes turim pareigą ir įtakoti plačiau negu tik savo įmonę ir bandyti pakreipti ir mūsų valstybę tam tikrą kryptim. Tai apie vadovo komunikaciją aš noriu truputėlį prieiti vėliau, bet noriu dar truputėlį panarstyti tas tavo pirmasias patirtis kalbėjimo. Nes kalbėjime pasitikėjimas ateina po patirties paprastai. Mes visi labai norėtume, kad jaustumėmės tvirtai dar neturėdami patirties, bet taip dėja nėra, kaip ir bet kurio kitoj srity. Kur buvo tavo tos patirtys kalbėjimo, kurios tau davė daugiausiai vertės, daugiausiai raumenų užaugino arba stuburą sutvirtino? Tai aš sakyčiau, kad kadangi labai jauna jau pradėjau kalbėti, atsimenu, man gal buvo kokie 6 metai, kai reikėjo vesti visos mokyklos, aktų salėje, visos mokyklos ten tą kalėdinę eglutę. Ir aš labai nervinaus, labai pergyvenau ir galvojau, kad čia bus didelis feilas. Ir aš atsimenu, man mokytoja pašnibždėjo ausi, kad jeigu tu nervinės, tai yra gerai, nes tai rodo, kad tau rūpi. Ir man tas iki šiol jos tie žodžiai skamba ausy, nes manau, kad tai yra tiesa, yra normalu nervintis ir turbūt yra gerai. Tai reiškia, kad tau rūpi, o jeigu rūpi, tai visada gaunasi geriau negu kai nerūpi. Ir minėjai, kad 20 metų praleidai Anglijoje, žinau, kad ten ir studijavai, labai anksti buvai, pasirinkai kelią studijuoti ar netgi mokytis Anglijoje. Ar būnant ten jautai skirtumą toj pačioj mokymo sistemoje tarp to, ką turėjai Lietuvoje ir Anglijoje, būtent šitoj viešo kalbėjimo srityje? Ar ten liko kokių nors patirčių? Taip, tai Anglijos apskritai švietimo sistema radikaliai skyrėsi nuo tos, kuri buvo tuo metu Lietuvoje. Dabar aš pagal savo vaikus matau, kad ir mūsų švietimo sistema artėja prie tos vakarietiškos. Aš atvažiavau iš sistemos, kur tu viską turėdavai iškalti mintinai ir žinoti teisingus atsakymus. Tau nereikėjo galvoti, ar tas atsakymas teisingas, tu negalėjai, net neįsivaizdavai, kad gali būti keli teisingi atsakymai. Ir staiga aš buvau, būdama 16, 11, 12 klasėje įmesta į tą sistemą, kur visa esmė yra tavo sugebėjimas analizuoti ir galvoti, o nežinot mintinai atsakymus. Tai man tai buvo tokia didžiulė vidinė transformacija, reikėjo save sulaužyti ir tada perstatyti iš naujo. Lygiai tas pats yra ir kalbėjime. Visų pirma, tas retorikos menas Anglijoje, aišku, jisai yra
daug labiau išvystytas negu Lietuvoje ir kadangi teko studijuoti ir Oksforde, tai ten jį tiesiog iš tavęs tikimasi, kad tu mokėsi prezentuoti, mokėsi pristatyti, bet man turbūt kas labiausiai įsidėmėjo, tai kad lygiai taip kaip ir švietimo sistemoje, taip ir kalbėjome, iš tavęs tikimasi, kad tu žinosi, ką tu nori pasakyti, kad tu nemintinai kalbą iškalsi, o tu suprasi savo pagrindinę mintį, tai atitinkamai tu sudėliosi akcentus ir tu sugebėsi kalbėti be popieriuko, savais žodžiais, jeigu išmokai vienaip, vis tiek kalbėsi kitaip, atsistojęs tam, kad ta kalba būtų gyva ir jinai būtų tikrai ir atspindėtų kažkokį minties gylį, o ne tiesiog atbarbenimą iš popieriaus. Tai taip, aišku, Anglija labai daug davė. Tai kokiagi ta tavo rutina tada yra? Kaip tu dėliojasi, kaip tu padedi savo išsigryninti tą mintį? Galbūt ko išmokai Anglijoje, ar gyvenimas išmokino, nes visokių čia mes mokyklų turim. Mano gal dar yra ta specifika, kad aš pirma mano karjeros dalis buvo, aš buvau advokatė. Ir advokatė būtent Anglijos teismų sistemoje. Tai buvo ne mano kalba, ją reikėjo, aišku, jinai dabar jau yra man net lengviau kalbėti angliškai negu lietuviškai, bet ir aišku, kai tu esi advokatas, tai tu turi labai aiškiai sudėlioti mintis tam, kad įtikintum teismą savo kliento teisumu. Tai turbūt pirmas principas, kurio aš visada laikausi, tai labai savo aiškiai išsigrynint, ką tu nori pasakyti. Neužvelti, vengti klišių, vengti tų tokių bendrinių frazių, kurios labai yra ypač vadovams labai būdingos, užvelta kažkokiose tokiose standartinėse, korporatyvinėse frazėse. Tai labai aiškiai žinot savo mintį ir tada ją sudėliot kuo įmanoma mažiau žodžių. Nepaleisti žodžių lavinos, o tas principas, ar ne, kad rašau ilgą laišką, nes neturiu laiko trumpam, tai manau, čia yra pati esmė. Tu turi kuo mažiau žodžių, kuo aiškesnę mintį sudėlioti. Ir to visada laikausi, nesvarbu, kur tai būtų, ar komunikacija su vadovų komanda, ar bendras kažkoks renginys, ar kalba su žurnalistais. Tai. Bet iš tikrųjų teisininkų profesija nėra pati aiškiausia ir tiksliausia, nes teisininkų kalba labai dažnai kritikuojama dėl to, kad ji yra, ne korporatyvinė, bet turinti savo žodyną ir jis nėra pats aiškiausias. Labai čia yra skirtumas tarp angliškos ir lietuviškos sistemos. Tikrai Lietuvoje, jau vien atsidarius bet kokios ministerijos puslapį, ar ne, tinklapį, aš kartais pagalvoju, vargšai užsieniečiai, kurie yra Lietuvoje, jeigu jie bando net ir mokėdami lietuvių kalbą kažką suprasti, ko iš jų reikiame, nes viskas eina, tokiu nesibaigiančiu vienu 50 eilučių sakiniu, ar ne, kur ten ta tiesa kažkur užvelta tarp labai daug baugių frazių. Bet tai ne taip veikia Anglijos. Jūs ne taip mokina? Mus mokino kaip tik glaustai ir labai konkrečiai sudėliot minimalistinės mintis. Ir jų neįvelti į kažkokį tai, apvalkalą. Įmantrybės. Paminėjai korporatyvinę kalbą. Ji yra turinti savo tradicijas ir savo, aš taip vadinu, tą debesiją tokią. Kaip pačiai pavyksta įdiegti tos aiškios komunikacijos principus organizacijoje, nes jūs esate didelė organizacija? Man atrodo, kad žmogui turi būti įdomu. Atsidarykim bet kokį LinkedIn postą ir kai eina tas užveltas korporatyvinis toksai iš tuščio į kiaurą apie kelionę ir komandiškumą ir taip toliau, niekas to posto nenorės skaityti. Žmonės norės tavęs skaityti arba tavęs klausyti tada, kai tu kalbėsi autentiškai. Tai netgi, kai dirbu savo komunikacijos vadovu Audrium, tai liepiu jam išbraukti visas galūnes, ėjome, darėme ir taip toliau, nes aš taip nekalbu. Aš kalbu, ėjom, darėm. Ir jeigu tai yra mano postas, tai jisai turi būti mano kalba, o ne tuo kažkokiu tai nuglaistytų formatu. Tai tiesiog prie to reikia dirbti tam, kad būtum įdomus. Man priminėjai, su ėjom, darėm juokingą istoriją, kadangi abidvi dirbom tai pačiai vadoviai. Aš prisimenu, kai jau po kurio laiko
aš iš patarėjų gaudavau šitą komentarą, kad jau žinodavo, kas rašė iš kalbų rašytojų, nes pas mane visada būdavo nukaltos galūnės, ėjom, darėm, neėjome, darėme. Tai čia irgi iš tos pačios, kuris vėlgi man kaip kalbų rašytojai galbūt nebuvo pliusas, bet priminė man šitą istoriją. Taip, ir kas man tikrai vis irgi įsidėjau, kad sakau, tie dalykai, žinai, kurie įsidėmi ir paskui tave lydi visą gyvenimą. Tai kita frazė, kuri įsidėmėjo, tai yra prezidentės Grybauskaitės pasakymas, kad tu turi kalbėti taip, kad bobutė prie kiosko tave suprastų, nesvarbu kokio sudėtingumo tema. Tai šitas irgi, manau, yra labai svarbu. Tai einam pamažu į organizaciją ir kokią tu pagalbą gauna, kokia tau pagalba patapus vadovė, nes vienas momentas yra, kai mes patys auginame savo kalbėjimo raumenį, bet kitas momentas, kai patapai vadovė, tikriausiai gauni pagalbą. Kokia pagalba tau geriausiai padeda ir kas nepadeda? Aš bandau neišnaudoti savo pagalbininką turiu vieną. Tai mūsų visa komunikacijos komanda yra vienas išorės atstovas spaudai ir viena vidinės komunikacijos kolegė. Tai viso jų yra 2. Tai aš vidinės komunikacijos kolegės nebandau išnaudoti savo tikslais, nes galvoju, kad šitą dalį tikrai galiu susivaldyti pati ir manau, kad visiems mano žmonėms bus įdomu, jeigu aš kalbėsiu savo tekstais ir sakysiu tai, ką aš noriu pasakyti, o ne apkrausiu ją tenai tekstų kažkokiu dėliojimu. Tai visą vidinę komunikaciją aš tvarkausi pati. LinkedIn postus aš sudėlioju, ką aš noriu pasakyti, tada man parašo, tada aš perrašau. O tada išorės komunikacijai būtinai tada pasitelkiu, nes išorės komunikacijai, kur yra ne mano LinkedIn postai, o eina į Telijos vardu, tai yra Telijos balsas, tai yra Telijos imidžas turbūt, tai ten jau dėlioja Audrius su agentūros pagalba, bet galbūt, kur aš jaučiuosi prisidėjus, tai kad Telija, galbūt ir pastebit, kad per pastaruosius metus Telija yra įgavus tą tokį vertybinį turbūt aspektą, kad mūsų komunikacija nėra tik tai, kad paleidom 5G standalone ar ten kažką, bet mes tada jau pasisakom dabar už tokius dalykus kaip ir žodžio laisvė, kur mes buvom pirmieji, kurie išėjom kaip Telija, jau ne kaip aš, o kaip Telija ir pasisakėm, kur mes stovim, tai mes vis dėlto norim būti ir tie vertybinės krypties brėžėjai mūsų valstybei. Tai čia jau tokia gaunasi kolaboracija, kur jau čia jau aš įsikišu. Bet vis tiek, kai informacija yra pateikiama tau, kokias tendencijas matai ir kaip tada tu tvarkaisi su ta gausa, nes, aš įsivaizduoju, kad daugiausiai informacijos daug yra pateikiama. Vadovai dažniausiai susiduria su ta problema, kad informacijos pateikiama daugiau, negu jiems tuo metu norėtųsi gauti ir norėtųsi žinoti. Koks yra tavo būdas paskui padėti savo arba kaip tik komandai nubrėžti tam tikras linijas, kaip geriausiai pateikti tau? Aš labai esu minimizavusi tą kiekį informacijos, kuri pasiekia mane. Tai pavyzdžiui, mūsų, pranešimai spaudai, aš jų neskaitau ir nežiūriu ir nekomentuoju. Aš įsikišu į mūsų pranešimus spaudai tik tai tada, kai atsakau, kai reikia nubrėžti kažkokią vertybinę tokią, jau kur reikia, Giedra, ar tu sutinki, kad mes tokią poziciją užimsim, arba aš pati painicijuoju, kad mes ją užimtumėm. Aš manau apskritai, kad sugebėjimas paleisti organizaciją, veikti iš savęs, prisiėmimas rizikos, kad gal nebus viskas taip, kaip tu norėtum, yra esmė, vienintelis būdas netapti tuo blokuotojų judesio ir greičio. Tai atsakyčiau, mane minimaliai informacijos pasiekė, kur aš turėčiau kažkokią parodyti savo kažkokią iniciatyvą ar sužiūrėti. Kiek tavo darbotvarkė jų gali numatyti ar įvertinti procentais užima būtent tos situacijos, kai tau reikia kalbėti? Ar organizacijos viduje, ar išorė atstovaujant Teliją? Turbūt apie 30%. Tai pakankamai daug. Daug. Ir laiko tai suvalgo irgi nemažai. Bet aš galvoju, kad tai yra, tai man už tai algą moka, aš taip savo sakau. Nes ką tu būdam, dabar aš esu ar ne atsakinga už Baltijos šalis visas,
būdama šitam lygi, tu nesužiūrėsi kainodaros, tu nesužiūrėsi kažkokiu ten produktų paleidimo, kada jis bus paleistas, kada nebus paleistas, kažkokio IT sprendimų dėgymo. Tu tikrai gali tik tai užduoti strategiją ir paskui atstovauti įmonę išoriai. Tai aš manau, kad čia ir yra tas langas, kur aš turiu pasirodyti ir kur aš nešu kažkokią pridėtinę vertę. Darydama visą kitą, aš tik tai stabdysiu organizaciją. O kaip tu pati savo padedi tada, nes tas atstovavimas įmonės už įmonės ribų, tai yra, ir ką jau pati paminėjai, tas vertybinio stuburo atstovavimas, tai irgi tam tikros rolė, tai yra lyderystės rolė, kurią sąmoningai prisėmi, bet toje rolėje taip pat reikia priimti daug sprendimų komunikacinių. Kas yra čia tavo vedliai? Kaip tu nusprendi, kokia yra tavo rutina, galų gale pasiruošti tiems, išstojimam nėra tas lietuviškas gražus žodis, bet tiems pasisakymams, išėjimams į eterį? Tai visų pirma, aš manau, kad tai yra tiesioginė mano atsakomybė. Pavyzdžiui, paimkim konkretų pavyzdį, nes jisai dabar labai gyvas, ar ne, žodžio laisvė. Turi ar neturi Telia pasisakyti dėl žodžio laisvės? Turi, nes tai tiesiogiai įtakos Telios ateitį. Jeigu mes būsime valstybėje, kurioje nebus žodžio laisvės, kur turėsim Vengriją, Slovakiją ir žodžio laisvės nebus, vadinasi, ir mus tiesiogiai palies, neišvengiamai už kažkiek laiko ateis nurodymai, ką mes galim transliuoti, ko mes negalim transliuoti, ką mes galim sakyti, ko mes negalim sakyti. Ir atitinkamai Telios laisvė veikti, Telios laisvė auginti verslą irgi bus suvaržyta. Tai visų pirma turi savo prasifiltruoti, ar tai įtakoja Teliją ar neįtakoja. Bet koks kitas klausimas, LGBTQ teisės, ar ne, atrodo, ar čia turi Telija pasakyti? Taip, turim, kadangi jeigu mes būsim valstybėje, kurioje nėra gerbiamos žmogaus teisės, atitinkamai mes nepritrauksim užsienio investuotojų, jeigu nepritrauksim užsienio investuotojų, visas verslo fonas keisis, mes nebūsim patrauklus ir atitinkamai mažės mūsų galimybė auginti verslą. Tai tu visų pirma, prieš komunikuodamas kažką vertybinio, turi suprasti, kad čia ne aš Giedrė kalbu, kas man atrodo svarbu ar nesvarbu, aš kalbu kaip Telios atstovė. Kas yra svarbu Telijai? Kai tau iš tikrųjų labai daug kas yra svarbu Telijai, tai tas labai yra man kaip vertybiniam žmogui faina, tai užsibrėži tą ir tada eini ir ruošiesi. Tai aš daug ruošiuosi, aš prieš kiekvieną prezentaciją, prieš kažkokį išorinį, ir čia ateidama, ir bet kokį kitą išorinį išstojimą aš ruošiuosi, nes manau, kad iš tuščio į kiaurą papilstyti visi gali, o jeigu nori kažkokią vertę sukurti, tai reikia ruoštis. Tai va, čia aš norėčiau truputį paspausti tave, kaipgi tu ruošiesi? Kas yra Giedrės pasiruošimo procesas, kaip jisai atrodo? Tai aš visų pirma nieko nesimokau mintinai, nes aš manau, kad bet koks tekstas, kuris yra atbubentas mintinai, tai toks ir bus. Ar perskaitytas iš lapelio, aš pati susidėlioju arba man sudėlioja kažkokius matmenis mano kalbos ar pranešimo, tada aš jį 5 kartus perrašau. Va dabar, kur buvo verslo žinių konferencija, kur aš dariau vieną iš pranešimų, tai tam aš ruošiausi turbūt kokius 4 mėnesius ir perrašiau tą prezentaciją kokius 5-6 kartus. Tam, kad pati suprasčiau, ką aš sakau, pati sudėliočiau akcentus. Jeigu matau, kad struktūra arba logika kažkur tai prasilenkia, tai reikia tada tą sutvarkyti. Man labai svarbu, kad tekstai, prezentacijos būtų struktūruotos, kad būtų aiški minčių seka, kas po ko seka. Tai prie to daug laiko praleidžiu. Tai čia tikrai užima daug laiko ir man labai smagu girdėti, kad tam pasiruošimui skiriama dėmesio ir apskritai, kad kalbėjimui skiriama dėmesio, nes kelias, kurį pati pasirinkai, nėra savaime suprantamas, nes daug vadovų nepasirenka ne tik daugiau kalbėti įmonės vardu, bet ir apskritai kalbėti vertybiniais klausimais, būti tais lyderiais visuomenėje ir imtis tam tikros lyderystės ir pozicijos užimti. Tai čia, dėl to man labai
smagu ir svarbu girdėti, ir ypatingai tas pasiruošimo momentas man irgi įdomus yra. Tai užima velniškai daug laiko. 4 mėnesiai vadovui ruoštis pristatymui. Aš suprantu, kad tai nėra 24 valandos per dieną tokios prabangos tikriausiai neturi ir nereikia. Bet ar šitoj pusėje tikrai nesinorėtų kažkaip gauti daugiau pagalbos iš komandos tada? Man komandos pagalbos tikrai netrūksta. Jeigu norėčiau, galėčiau iš viso nieko nedaryti, viskas už mane būtų padaryta, bet aš galvoju, kad tada tai nebūtų taip tikra, tai nebūtų taip autentiška. Tai būtų tiesiog dar vienas korporatyvinis šnekėtojas. Tai nenoriu būti dar viena korporatyvinė šnekėtoja. O grįžkim tada nuo išorės kalbėjimo, grįžkim į tas vidinę komunikaciją, kur reikia suburti komandą. Kartais galbūt ne tai, kad griežtai disciplinuoti, bet, sakyti tas nepatogias kalbas. Ir vėlgi visi žinom pernai metų sprendimą, kai reikėjo atleisti daug žmonių, tai tikrai nėra paprasti pokalbiai. Kokios strategijos čia pati laikaisi, kas tau padeda pačiai pasiruošti tom situacijom, nes jos tikrai daug resursų vidinių kainuoja. Jo, tai jos tikrai kainuoja daug resursų, tą galiu patvirtinti. Jau ta komunikacija buvo ta, kur tikrai ir nemigos naktis prieš tai buvo, nes tave tai liečia kaip žmogų. Tu labai gerai supranti, kad kažkada ateis ir tavo laikas. Ir kaip tu norėtum, kaip su tavim komunikuotų tada, kai ateis tavo laikas. Tai aš suprantu, kad už kiekvieno to atleidimo stovėjo šeimos, kurios nuo to yra priklausomos, griūnantis planai, griūnantis žmogaus įsivaizdavimas, ką jisai reiškia šitą įmonę ir kas dabar vyksta. Tai aš manau, kad kaip tu empatiškai prieisi prie klausimo, kaip tu įvardinsi, kad tu supranti ir kad įvardindamas, kad tu supranti, tu tuo pačiu pripažįsti, kad tu negali pilnai suprasti, nes ne tu sėdi toj kėdėje ir ne tau padėtas yra tas lapelis. Tai aš manau, kad tą reikia išjausti visų pirma ir tada, kai komunikuoji, tai reikia tą nuoširdžiai ir pasakyti. Ir aišku, labai svarbu, ką tu darai, kokių veiksmų tu imiesi po to, kai tu pašneki, nes pašnekėti vėlgi gali visi, bet taip kaip mes tada pasirūpinom tais savo darbuotojais, kuriuos paleidom, su kiekvienam buvo priskirtas HR žmogus, kuris sudėliojo kartu CV, mes buvom pasiruošę virš 20 įmonių, kurios jau sakė, jei jūs paleisite, tai mes pirmi norim juos pasimti. Tai realiai labai lengvas buvo tas išėjimas, bet tas yra labai svarbu, nes jeigu tu tiesiog labai gražiai iškomunikuosi, kaip aš čia viską suprantu, o paskui tą žmogų mesi ir paliksi gatvėje, tai vėlgi bus tas disonansas tarp to, ką tu sakai ir ką tu darai. Tai vėlgi, manau, komunikacija ir veiksmai turi būti tarpusavį vienas kitą papildantis. Bet jeigu išplėstume ne tik tai tą ryškiausią laikotarpį prisiminus, bet apskritai visas kalbas tavo komandai, ar turi kažkokią, kuri tau pačiai yra labiausiai užstrigus? Nebūtinai dabar turi ją įvardinti, galbūt tai konfidenciali kalba, bet ar ją turi, ar yra kažkoks patirtis, kuri likusi giliausia ir dėl ko? Jo, aš galiu net ir įvardinti, turbūt mes šių metų, ar tai sausio ar vasario mėnesį gavom skambutį iš Radarom, kad yra labai blogai, kad žmonės yra pavargę nuo Ukrainos ir kad nebėra tų norinčių, kaip anksčiau būdavo iš karto bangos ir visi duoda, nieks neduoda, o mūsų problema yra, kad mes kaip pagal mūsų įmonės apskritai Telios politiką mes negalim lysti jokias temas, kurios kažkuo yra susijusios su karu. Ir dabar kaip ir iš vienos pusės tu labai nori kažką padaryti, iš kitos pusės tau surištos rankos. Ir tada mes pasitarę su mūsų komunikacijos ir personalo žmonėm, galvom, kad turim mes turim mūsų viso švenčių biudžetą, kurį mes kas metai išnaudojam šventėm, Telios šventėm. Ir dabar tokia kaip ir akistata su savim. Ar mes einam ir pasiūlom visiems, kad atsisakom tų švenčių biudžeto ir atiduodam į Ukrainai. Ir tada, kaip ir žmonės metus dirbo, visi nori tos šventės. Mūsų žmonėm, kurie yra regionuose, inžinieriai, salonų žmonėm, tai yra,
pats pagrindinis highlightas visų metų, dėl ko jie dirba. Ir tu dabar jiems pasakysi, kad atiduodam Ukrainai, ar mes tada tiesiog patogiai pasakom, būtų labai lengva pasakyti, politika neleidžia ir mes negalim jums padėti. Tai vat ta kalba, kurią aš tada sakiau, tikrai nervinausi, nes supratau, kad gali sukilti didžiulis nepasitenkinimas, bet sąžinė man neleido neišeiti ir nepasakyti tos kalbos. Tai pasakiau ir pasiūliau, kad nubalsuokim. Ir anoniminių balsavimų padarėm. Ir kai visi nubalsavo už, buvo gal 10%, kurie pasisakė prieš. Tai buvo tokia laimė. Bet aš turėjau tą kalbą taip sudėliot, kad žmonės balsuotų už Ukrainą. Ir įvardin, dėl ko mes turim balsuoti už Ukrainą, dėl ko tai yra svarbiau už bet kokią šventę. Tai vat ir tada mes tą savo 100 000 paaukojom ir prasidėjo vėl radarom banga, atėjo kitos įmonės, tai pajutom, kad tiesiogiai įtakojom pokytį. O ar turi patirtį, kurią vėlgi gali pasidalinti iš vadovės, vėlgi komunikacijos, kur ne viskas taip gražiai ir įkvepiančiai baigėsi? Ar nebūtinai baigėsi, gal baigėsi ir gerai, bet procesas buvo sunku buvo pačiai kalbėti? Na, aš manau, kad šit atleidimo ta komunikacija, nesvarbu, kiek tu savęs atiduosi, kiek tu galvosi, kiek tu sakysi, kiek tu empatiškai ir žmogiškai kalbėsi, vis tiek išliks kartėlis. Neišvengiam, man išliktų. Nesvarbu, ką man kas susakytų, aš vis tiek jausčiausi išduota. Tai vat ta komunikacija, tu eini į mūšį žinodamas, kad tu pralaimėsi, bet nori tą pralaimėjimą padaryti kuo mažiau skausmingą visiems aplinkiniam. Tai sakyčiau taip. O kas yra galimas laimėjimas toj situacijai? Aš nežinau, gal... Ar reikia eiti laimėti tokioje situacijoje? Turbūt ne. Aš neįsivaizduoju, ar įmanoma taip iškomunikuoti, nes yra, korporatyvas tave pastoviai pastato į poziciją, kur tu turi paminti savo empatiją ir daryti kažką, ko reikia dėl to bendro įmonės gėrio. Tai turbūt tiesiog turi susitaikyti, kad kartais, nesvarbu kokias pastangas įdėsi, tu turėsi būti tas nekenčiamas. Ir tai yra irgi už tą irgi algą moka. Tai. Ar pakankama? Ko išmokai iš tų sunkių patirčių? Be šito momento, kad tai yra irgi dalis paketo. Jos labai labai užgrūdina. Taip, aš manau, kad jeigu šitą darbą būčiau dirbus prieš kokius 20 metų, tai tikrai nebūčiau atlaikius, nes yra tu turi užsiauginti tą storesnę skūrą ir jinai auga. Ir tai yra gerai, tai turbūt ne. Nes kaip ir norėtųsi tą savo tokį žmogiškai gerumą išlaikyti, kurį turėjai prieš 20 metų, bet tai yra turbūt neišvengiama. Bet kiek aš girdėjau iš tavęs, tai tu į tuos pokalbis įėjai labai su daug empatijos. Tai buvo pirmasis rūpestis, apie kurį dabar pati paminėjai, buvo būtent ta empatija. Ir su darbo pokalbiais, su nedarbo pokalbiais, su atleidimo pokalbiais, aš pamenu irgi vieną situaciją iš mokymų, kur irgi narstinėjom ir raklinėjom, kokia čia galėtų būti strategija. Ir būtent, kai aš išgirdau iš tavęs tą laimėjimo žodį, aš manau, kad tokiose situacijose mes laimėti negalime. Mes labiausiai, ką galim pasiekti, tai pasiekti tą jausmą, kad tai yra sąžininga, kad su manim sąžiningai elgiasi. Taip. Nes tas kartėlis daugiausiai liktų, jeigu jaučiamas, kad nesąžiningai mane atleido. Ir kad, tada tas kartėlis yra. O sąžiningumas, ir jeigu mes tam sutelkiam daugiau dėmesio, tada tas pokalbis susibalansuoja. Taip. Linksmesnės kalbos, sveikinimo. Toksai žanras, kurio vadovai nedažnai mėgsta, turiu pasakyti. Kuo tu čia vadovaujasi, kai reikia eiti sveikinti kolegas? Manau, kad Kalėdos galų gale. Aš, pavyzdžiui, labai gerai... Ar savo kalėdų kalbą jau esi pasiruošusi? Aš esu primetusi, ką norėsiu pasakyti, bet kadangi mintinai nesimokau, tai filmuosim iš kelių kartų ir aš tiesiog džiazuosiu. Tai ir aš suprantu, kad neatskleisiu savo pagrindinės žinutės dabar. Bet pavyzdžiui, suprantu, dėl ko sveikinimo kalbos nėra visų mėgstamos, nes, visada turi bandyti neatsibosti pats savo ir kitiems, ar ne, turi rasti tą kitą rakursą, bet kaip aš save įkalbu dėl sveikinimo kalbų, tai kad
tau tai yra dar viena sveikinimo kalba, bet tam žmogui, kuriam tu sakai, ar tai komandai, ar padaliniui, tai yra labai labai svarbu. Ir manau, kad vienintelis būdas, kaip padaryti, kad ir pats savo neatsibostum ir gautųsi autentiškai, tai reikia žinot, ką tu sveikini ir už ką. Tu turi žinot vardus, pavardės, tu turi įsigilinti daugiau negu ką tau atsiuntė HR-as, kad sveikinsi tą ir tą už tą ir tą. Turi susipažinti, kas tie žmonės, kiek jie metų Telijoje, ką jie realiai padarė, ką apie juos galvoja kolegos, ar jie turi vaikų, ir tada visada atrasi nuostabių dalykų, kur pavyzdžiui, kas nors ką tik grįžęs iš motinystės atostogų jau pavarė, ar ne? Tai tu tada labai gerai vizualizuoji, ką tam žmogui reiškia. Vadinasi, bemiegės naktis, vadinasi, atėjo degtukus įsistačius į akis ir vis tiek pavarė. Tai va tą tokį suasmeninimą savo sveikinimą, manau, yra būtina tą darbą pasidaryti ir tada tas žmogus visai kitaip jausis ir tu kitaip jausiesi sveikindamas, nes tu sveikinsi tikrą žmogų, ne kažkokį tai etatą. O kalbant dabar tau, kai kalbėjai apie darbuotojus, pagalvojau, kad aktuali tema yra skirtingos kartos organizacijos ir didelė organizacija, jūs to tikriausiai neišvengiat. Ką čia pastebi kaip vadovė, turint nuolatos kalbinanti, kokie čia yra komunikacijos kartų skirtumai, ką tu jauti ir kaip tai keičia tave kaip kalbėtoją? Aš iš tikrųjų nesu labai pajutusi, sakydama kalbas to skirtumo, aš labiau jas jaučiu pagal tai, kokį grįžtamą į ryšį tu gauni. Tai jeigu iš senosios kartos tu tiesiog, kadangi kalba viršininkė, tai tu jos nekomentuoji ir viskas sakai, kad viskas puiku, jaunimas ateina ir pasako, ten tu neskambėjai autentiškai, ten šitų nelabai patikėjau, tai tas grįžtamasis ryšys yra labai įspūdingas iš tos naujosios kartos. Ir tai, kad jie tau drąsiai sako į akis, man atrodo, yra nuostabu, nes tikrai su senąja karta pakalbėjęs, tu gali įsivaizduoti, kad tu tiesiog esi retorikos didmeistris, o jaunimas labai greitai tave pastato į vietą. Tai sakyčiau, čia pagrindinis skirtumas yra. Bet ar tą patį jauti dirbdama, kad jų komunikacijos įgūdžiai daug stipresni organizacijoje ir ar tai apskritai gerina visą, arba, nežinau, kreipia kažkuria linkme visą organizacijos kultūrą? Yra tikrai įspūdinga, aš nežinau, ar tai ateina iš švietimo institucijų, ar tai ateina iš šiaip aplinkos, iš Netflixo ar dar kažkur, bet jaunimas, kuris ateina su savo prezentacijos įgūdžiais yra, tikrai pranoksta ir mane, ir mano kolegas, tas pasitikėjimas savim, kurį jie jaučia, sugebėjimas atsakyti klausimus, medžiagos paruošimas labai greitai, drąsa stovint, prezentuojant abiem kalbom, tiek lietuviškai, tiek angliškai yra tikrai įspūdingas. Tai sakyčiau, nauja karta, kuri ateis, tau bus mažiau darbo su jais. Nes jie bus odė jaunimui čia buvo dabar. Taip, odė jaunimui, tikrai taip. O dirbtinis intelektas ar naudoji čia GPT, kai ruošiasi? Ne, aš iš principo atsisakau. Gal ko nors kitą, nežinau, nebūtinai. Nenaudoju. Ne, iš principo savo kalbose niekada nenaudoju, nes... Jokios pagalbos? Tikrai ne, principinė. Net galiu pasakyti, ne su vyro, dėl šito ginčijomės. Jisai kaip tik sako, tai čia labai gerai, nes jisai tau padaro tos matmenis, o paskui tu pagal juos susidėliosi, bet man atrodo pats pagrindinis tas matmenų susidėliojimas, va čia yra tavo esminis įdirbis. Aš nenorėčiau, kad kažkas už mane pasakytų, kas man yra svarbu. Aš savo pasakau, kas man svarbu. Autentiškumas tau labai svarbu, ką girdžiu. Taip. Kita tema. Moterų lyderystė ir moterų komunikacija toje lyderystėje. Pati, kaip esanti stipri lyderė moteris ir tikiu matanti ir veikianti šitoje srityje taip pat aktyviai ir užimanti tą stiprią poziciją vertybinėje srityje. Kaip tu čia matai situaciją, stebėdama kitas moteris vadovės, bekalbančias ir dabar nebūtinai jūsų organizacijos viduje, čia neabsoliutinant, kad taip yra ir visur, bet kokia tavo patirtis, ar yra kažkas, kas tave neramina? Ne, aš sakyčiau, kad mes matom vis daugiau tikrai šviesių moterų vadovių, kurios vadovauja didelėm organizacijom ir čia yra tikrai džiugu tą matyti, aišku, jų yra per mažai vis dar, bet tikiu, kad su laiku tas pasikeis. Aš ką stebiu ir man pačiai tas galioja, tą sugavusi grįžtamą į ryšį iš savo vadovo,
kad moteris, kai prezentuoja, nebūtinai čia aš apie kalbą kažkokią kalbu, bet jeigu, pavyzdžiui, prezentuoja prezentaciją, mes ateinam visada norėdamas įrodyti, kad mes absoliučiai viską žinom, kas šitos prezentacijai. Kiekvieną skaičių galim paaiškinti ir galim bet kokį, koks klausimas galėtų prie tos skaidrės kilti, mes jau ją esam pasiruošę atsakyti. Ir sumoj tai išvirsta į gan užveltą prezentaciją, kai tuo tarpu didesnis pasitikėjimas savim tau leistų išgryninti 1-2 žinutės ties prezentaciją, jeigu kažkam kels klausimų, po to jas atsakyti, o ne iš karto pateikti, kad aš viską žinau, kas čia yra. Ir vat tą pasitikėjimą savim, tos turbūt pirmūnės mergaitės, tą sindromą savį užgniaužti ir savo įsivardinti, kad pasakydama mažiau, aš pasakysiu daugiau. Va čia yra dar mūsų, manau, visų iššūkis. Bet o kaip pati elgiesi, kaip pati matai organizacijoje, nes matai skirtingai galbūt pristatinėjančius vyrus ir moteris, ar imiesi tos rolės paskui kažkaip pastiprinti tas moteris? Taip, imuosi ir pastiprinu ir man tada gėda, kad aš lygiai tą patį darau. Tai man labai lengva kitus mokinti, kai pati to nepritaikau. Bet aš pasakau, aš labai noriu auginti savo moteris vadovės ir labai džiaugiuosi, kai matau, kad vis daugiau jų pasisako konferencijose, vis daugiau jų straipsnių yra verslo žiniuose, kitose šaltiniuose. Tai labai džiaugiuosi, bet manau, kad nuo savęs reikėtų pradėti ir nemanau, kad aš dar ten pasiekus tą tikslą esu. Stropumas yra, iš tikrųjų, stropumas yra labai didelė moterų savybė. Prezentuojant, kalbant, siekimas įrodyti, kad viską tiksliai, tikslumas, perfekcionizmas iš principo. Taip. Labai labai gajus. Ir nebūtinai to reikia auditorijai. Vat čia tas yra, nes tu įrodai savo, įrodai kitiems, bet neįrodytų atėjai. Tai vat tą persilaužimą reikia kažkaip padaryti, tiek man, tiek kitom. Ateiti neįrodyti. Jo. Pabaigai noriu bendrai pakalbėti dar apie vadovų lyderystę. Kaip tu ją, vadovų lyderystę viešojoje erdvėje, kaip tu ją matai? Ar tau pakanka vadovų besiimančių tos rolės būti lyderiais? Ne. Daugiau truputį prašau. Kategoriškai nepatinka, man atrodo, mūsų trūksta. Ypač dabar šitoj politiniai situacijai, kur visi savo apsisaugojimui užima tą tokią neutralią poziciją, mūsų čia nėra, mes nekomentuojam politiniam temam, mes tik tai liečiam verslo temas, tai yra didžiulė rizika jūsų pačių verslam. Tai, kas dabar vyko ir nacistiniai Vokietijoje, tai vyko daug kartų žmonijos istorijoje ir visada verslas gale pralaimėjo. Neutralumas tuomet, kai yra moralinė krizė, yra garantuotas ėjimas į pražūtį. Tai aš labai tikėčiaus, kad mūsų bus daugiau ir kad mes išlaikysim tą savo vertybinį stuburą, nes tai, ką mes susikūrėm per 35 metus, yra beprotiškai trapu. Tai daugiau nebeturiu klausimų. Kažkaip norisi šitą atsakymą ir palikti tuo baigiančiu pokalbį nate ir noriu labai padėkoti tau ir už tai, kad atėjai ir už tai, kad esi ta kalbanti lyderė. Tai ačiū tau. Ačiū labai, Neringa.